The Dodo Podcast, check it out. The Dota Experience. Play Dodo Podcast. All day, all night. Labą dieną visi, šiandieną mes esame Dodacast'e, jūsų vedėjas Dodakenda, mūsų pavaduotojas Aiduksas ir svečiuose turime Karmę, pasveikinkit. Labą dieną, labą dieną. Zdarova publika. O, labai gerai. Taigi, kaip sekasi jums šiaip diena? Nu, normaliai. Normaliai ne per karštą? Nu, namie tai ne karšta, laukia tai gal ir karšta. Ai, turit vėdintoją tą. Gerai, taigi sakėte, iškirpsim. Gerai, kirpsiu aš. Taigi sakėte, jums labai patinka. Girdėjau, kad jūs pradėjote domėtis muziką. Kaip čia dabar? Taip, šiek tiek padėjau. Kurt norit, o ne? Nu jo, aš ir norėčiau visai ir bandžiau, bet kol kas tai nelabai ten ką pavyksta. Nepavyko. Alio, Dodo, dink iš čia. Kaip Gerai. sakote? Nieko, Dodo ant iš čia. Taigi, žinome, kad esate Narnijos veteranė, ar taip? Nu, veteranė tai nesu, bet žaidėja esu. Tai kaip dar peržaidžiat, neperžaidžiat? Nes bent jau vakar buvo pašnekovas, kuris sakė, jau nebenori visiškai, sako, tragedija išėjo. Šiek tiek aš tai, pavyzdžiui, pažaidžiu toj Narnijai, bet kadangi administracija pasikeitė, tai dabar jau mažiau žaidžiu, nes man pati administracija nėra. O kas išėjo? Iš administracijos. Ai, tai Depijus būdavo anksčiau. Nu jo, Pijus, o be Pijus dar. Be Pijaus. Nežinau, aš nežaidžiau labai daug praeitam sezone. Aš žaidžiau tik už praeitam, man rodos. Aišku, nes Joninės irgi sakė, kad Pijus labai išėjimas labai svarbus buvo Narnijai ir daug kas pasikeitė po to. Bet girdėjau, mes irgi Pijų kvietėme. Pijus sakė, kad jau su YouTube apskritai nieko nenori daryti. Bet Ganeris sakė, kad jau naują kanalą turi su 1,5 milijono peržiūrų. Anglišką. Irgi apie Minecraftą. Tai čia irgi taip labai įdomiai. Nusipratau. O šiaip, kokiuose serveriuose žaidžiate, jeigu dabar Narnija jau taip mažiau? Šiaip aš dabar iš viso Minecrafto realiai nebežaidžiu. O tai ką tada žaidžiat? Žaidžiu The Hunterį ir Valorantą. O apie ką ten tas Hunteris? Nu ten tipo tiesiog medžioji gyvūnus realiai, keliesi lygį, ginklus geresnius perki ir panašiai. Nu, žinai, nesenai pradėjau ten, gal užvakar. Ai, tai įdomiai tada. Na. O šiaip ką, vasarą dabar veikiat jau? Gerai, užtenka čia, kaip sakoma, vaflint, leidžiam bytą. Davai kokį casting fūrus, kokią kūrybą žiūrovom labai įdomu būtų, kažką galima? Matot, kad problema tame, kad man nieks neišsisaugojo kažkodėl. Gaila.
Tai naujesnė čia prasidėjo kūryba. Neseniai pradėjot? Jo, nesenai pradėjau. Įdomu, o tai kokia čia būtų muzika? Nu, nežinau kaip jį vadinasi realiai, nes pas mane stiliai tokie skirtingi į vieną eina realiai. Galim taip. Prie elektroninės vis tiek kažką. Nu ne, labiau prie Hip-hopas? roko. Alio, ką čia darom? Nieko, tada kibinau. Okei. Kokie toliau klausimai, duksai? Ne vieno bito, nieko neturi, teta. Ne, neturiu nieko. Tai kaip čia galima taip kurti ir taip nieko nėra? Nu, matot, aš anksčiau kai kūriau, tai žodžiu man, nu, nepatiko, tai aš ištryniau, o vad buvau prisėdus prie kompo užvakar bičiui pakurti, bet kažkaip matau, kad neišsisaugojo. Aidas irgi čia bando biškį repuot. Ateityje galėsiu gal. Nu kokia Aidas irgi varepą mėgsta, dabar bando Toliau, pats kitas repuot. klausimas, taip. Kitas klausimas, vat. Ką girdėjote, kaip sakoma, kokia jūsų nuomonė apie politiką, kažkaip politiniai klausimai prasideda. Ar domitės? Ne, Jūs įdomit? ne. O girdėjote, kad Bidenas nebenori eiti į Amerikos prezidentą? Atsistatydino. Nieko negirdėjau. Tikrai? Tai baim, čia tikriausiai geriausia naujiena dabar. Aš girdėjau, kad Trumpas gavo į ausį biškį iš šautuvo. O, Dodo, čia tavo sfera. Nu tai ką, jeigu žmonės nežino. O ką jūs manot apie, kad Kauno meras norėtų statyti Brazauskui paminklą? Baisiausiam prezidentui. Nieko nenuspelnusiam. Nu, nežinau, aš negirdėjusi apie tą Brazauską ar kas ten toks. Nu, Mykolas toks Brazauskas prezidentas. Komunistas toks. Nieko nu nežinau. Žvėrynas dabar daužo ekraną. Mes tai aš jaučiu, galėsim įt nugriauti realiai tą Brazauską, jau pastatys. Tikiuosi nedrįs pastatyti. Nu tai nesiklauso gal valdžia. Nu, jeigu labai jau reiks nugriauti, tai galim čia taip paplanuoti kažką. O kaip dabar va dar su Eklu girdėjau, norėtumėt grįžtą, ne? Vietoj Narnijos. Taip. Į administraciją ar tiesiog šiaip? Tiesiog šiaip administracijų tiek daug prisibau, kad jau užtenka. O jis dabar grįžta kaip roleplay serveris ar? Dabar. Kaip Kas? sakot? Kaip sakė, Aidai? Tai dabar aš apie tą administraciją norėjau prasiplėsti. Nu tai vat kaip sekėsi, vat kažką, nu vat kaip sekėsi vat administruoti, pavyzdžiui. Nes tikrai mačiau daug buvo, visur viską. Nu tai pavyzdžiui, buvau vienam serverį, tai yra Svajonių žemė. Tai ten iš pradžių sekės labai gerai viskas. Iki tol, kol ten biški toks įvykis neįvyko, per kurį aš buvau užbaninta visur tiesiog. Tai jo, bet šiaip ten sekės gerai, tada E-klase. Antros irgi buvau administratorė, tiksliai nepamenu, bet šiaip irgi sekės gerai, tiesiog, nu, atsibodo patogus. Nu, kaip kolektyvas. Nu, kai kurie pritingi, bet šiaip neblogai ten. Kas mokyklai patinka mokytis labiausiai? Kaip sakai? Kaip mokyklai, kas patinka mokyklai mokytis labiausiai? Tai galbūt matematika, nes žiūri gerai sekasi. Tik tiksliai mokslai, Tai iš ne? paprastų nebent, tai jo, tiksliai labiau. Kaip fizika, chemija, biologija, matematika, ne?
chemija iš pradžių sekės gerai, paskui nelabai, nes Aha. tiesiog sunkėja Mokytoja? temos ir panašiai. Ai. O mokytoja gera? Fizika, mokytoja tai jo tikrai labai gera, tokia ir ant bairio realiai galim sakyti. Tai Na, va. aišku. Fainai labai. Kaip manai, kas padaro žmogų laimingą? Nu, čia kiekvienam yra kitaip. O jūsų būtent manim. Aš žinau, kas padaro žmogų laimingą, tuoj atnešiu jūsų laimę. Saulė šviečia, gerti kviečia. Čia mano praeitą savaitę Į sveikatą. Čia praeitą savaitę fermentuotą užleidau. Biškį padaužys, bet nieko. Skrandas gal kaip sako, gal atlaikys. Kaip skonis ar geras? Nežinau, kaip mes čia tik vieną podcastą geriam. Ypač jis tai gal blogiau baigsis. Nu, bet tai tik per podcastą. Tik per podcastą. Nesakykit Laurinai. Tik Laurinai nesakykit jo, kad čia per podcastą buvo geriama. Čia jeigu ką nealkoholinis, jeigu Laurinai tai nealkoholinis čia. Kas jau daros? Viskas gerai, ponia. Teta Stasė. Jo, viskas čia gerai, mama. Viskas ramiai. Gerai, tai gal biškį nuo žiūrovų klausimų. Ką norėtumėt? Ar nenorėtumėt? Ką? Davai, šaunam. Facebook'e žiūri 2000. Jo, tai atsiversiu Instagramą. Paklausiau ten žmonių prieš 2 dienas karmiai klausimų. O, Vytautas Petrauskas klausia, ar bendraujate su Rubu? Su Rubu nebendrauju, kažkur žmogus dingo tiesiog. Prapuolė, ne? Nes mus irgi va užblokavo kartu su Eiducha. Ja, aišku. Vytautai Petrauskai dėja nebebendrauja. Gerai, toliau žiūriu. Agnė Stonidžienė klausia, kokios yra pagrindinės švietimo nelygybės priežastys ir kaip jas spręsti. Ką čia reiškia? Žinok, Davkau, aš nežinau, čia fliama biškai kažkokį sudėtingą klausimą uždavė. Petrauskai, jūs žinokit, biškį. Na gerai, Su kitas tokiais vienas. klausimais tiesiai iš švietimo ministerijos, kaip sakoma, mokiniai neužpildo doksų, karočią ten ant pabaigos, tai Na gerai, reikia žiūrėjau. va taip, ne? O, Artūras Navickas klausia. Kaip nuotolinis mokymasis keičia švietimo sistemą? Ką? Kaip nuotolinis mokymas? Taip, nes nu vis tiek, Apie tokius nekalbėjai, aš tokius... nes dabar nuotolinis vis tiek dažnai būna ir... Nu, okei. Per pastaruosius 2 metus nebuvo nei vieną kartą. A, Tai įdomu. čia pastikau nežinot, trūkdžiai pastoviai. Nu, šiaip Karmė Aš irgi irgi iš Kauno. O. Okei. Aidai. Tiesiai į širdį, kaip sakoma. Gerai, Giedrius Tanulis klausia, ar dažnai naudoja dirbtinį intelektą, tipo kaip ChatGPT. Manau, vis tiek daug kas labai dabar naudoja ir mokykloje, ir dar kitur. Nu, aš šiek tiek buvau naudojus, bet nedaug. Nes, tipo, ChatGPT ten ne visada tiesą pasako, tai...
Nu jo, tas čia LGBT, tai primela, kaip sakoma, bet nieko, aš jums sakau, karočią. Žiūrėkit. Kas čia dabar darosi? Nesibaigia dar. Grįžtam! Grįžtam! Aš tiek prigėręs, kad aš net nebematau, čia formas kambario jau. Pas mane visiškas trikampis jau. Paukščiai jau kažkur mano ausyse. Jūs dar čia vapšė? Alio, publika. Alio. Publika. Nemiegam, jau prasiblaivom biškį. Turėjau kotesterį nešiu, viskas. Užknisos. Jeigu 1,5, tai išvaram iš... Pučiam. Tuoj žvakutę uždegsiu, iš Temu parsisiunčiau žvakučių, va. Tai va, o jūs užsisakinėti iš Temu iš tiesų, ar ne? Bandėt? Alio, negeriam. Alio, teta Stasė. Karme, jūs dar čia? Jūs dar su mumis? Ponia Karme. Teta Karme dar su mumis? Taip, ar ne? O gerai, labai Tuo gerai. nebebus, man atrodo. Tuoj reikės pieno. Šiukšlinė kava. Čia tas podcastas. Gerai, neringa tam. Gerai, grįžtam į kėdę. Gerai, grįžtam. Neringa Damaitė klausia, kaip sugalvojat savo vardą Karme? Taip, pirmas klausimas. Ką manote apie žolės legalizavimą? Aiducha. Tai žolė visada buvo laukia, ką žinau, aš tai ją liečiu. O, paplojam, jaunimas pusė nedaro. Jau viskas, pliusai, Kaunas. Pliusai. Gerai, toliau Vitalija Žilinskaitė klausia, kaip jie susigalvoja. Kaip sugalvojat savo vardą Karme? Username. Kaip kilo ta idėja? Alio. Kažkoks Stasys klausė, iš kur idėja kilo pasidaryti tokį username. Nu, žodžiu, buvau pas tokią, buvau pas vieną tokią draugę ir tipo, čia man gal buvo kokie 10 metų. Ir tipo, jį Instagram'e buvo ten labai kažkaip kietai pasivadinus, tipo, ten realiai belekokios raidės buvo, taip toks ir kietumas. Ir aš grįžus namo kažkaip ir galvoju, kad man irgi kažko panašaus reikia, kažko irgi tokio kieto. Ir tipo, aš surašiau realiai belekokias raidės, tada ten kelias pakeičiau ir gavosi pirmiau Karmiciukas. Karočią, tada po gal pusės metų, po metų kažkur pasikeitė Karmiciukė. Ir tada daugelis pradėjo tiesiog vadinti Karme, tai tiesiog pasivadinau Karme. O, įdomiai. Paplojam, Jessica. Saulius Dabkus klausia. Ar rūkyti žolę gerai? Nu, tipo, man tai negerai. Jiem gal kitaip atrodo. Nu, matau biškį Saulius Dabkus, toks biškį iš Lenkijos yra. Tai šiaip norėjom paklausti, ar planuojat pati kažką kurti iš Minecrafto serverių, iš dar ko nors? Šiaip
Buvau anksčiau kūrus, bet nelabai pavyko, tai kažkaip ir mečiau. Negalvoju. O kas nepavyko? Ką kūrėt, teta? Tai iš vieno serverio to svajonių žemės tiesiog kūriau kontentą. Tiesiog kaip žaidžiu, realiai rodžiau. Vėl tą šyką negaliu. Kas nepavyko? Prašau. Kas čia dabar karmė? Kas nepavyko šiaip? Alio. Sėdam, ramiai. Gerai, kitas klausimas, ką galvojate apie studiją? Sakoma. Ar graži? Ko reikėtų? Kaip stalas? Va, medinės. Iš Ikėjos. Iš Ikėjos. Nežinau. Panoramą kokį, pažiūrėkit. Viskas, man čia sukasi. Bet šiaip gerai viskas. Taip nuostabi. Ką manote? Jauku, nejauku? Jauku. Oi, va, iš... Koks statymas lovai. Oi, Ne. Prisimenu aš aiduksai tavo statymą. Lovai gulėt statymas, o Dodo stato. Ko studijai trūksta? Ką studijai trūksta? Tai palaukit, galiu parodyti. Aiduksas. O. Labai gerai, labai. Nesupratau. Aiduksai, aš sumažinsiu tavo algą. Sumažinsiu tavo algą, Aiduksai. Aš nemeluoju. Ir taip ten mokytojas kiaušinis davė savo. Atsiprašau. Dar alaus atnešiu, laimingas. Šovė dizainas. Alus nesvarbu, ten alus ir alus. O, dizainerė, matau, profesionali esat. Palaukit, biškį. Tada irgi dizainavo, karočią. Kur ten eklui. Gavo visus permišinus, tai jau ten ir ištrynė visas. Neprisimenu aš šito momento. Nebuvo liūdna, Karmė. Tikėjotės to? Ar iš vis Nu, aš biškį žinok, nepamenu, kas buvo prieš tiek daug laiko. Aš irgi nepamenu, kad čia. Ir ištrynė visas. Ai, Nelabai prisimenu čia šito momento. O, nu labai gražu. Labai gražu. Myžai tą puodą. Alio. Iš kur čia tiek karmių? Tragedija. Tuoj palaukite, iškepsiu. Tuoj palaukite. Tuoj palaukite, iškepsime šitą. čia galim toliau tęsti. Tai va jau sėdi. Oi, ai. Tuoj, ponia, tuoj pagrilinsim. Tuoj kalbėkit jūs per eterį, aš tuoj pat grįšiu. Ką gero. Nieko, va, podcast'e sėdi. Oi, aš tai karočią, aš sakiau 14, tai 14. O Dodo ten... Kažką ten. Jumgi tiko, teta. Tiko man. Nu tai va, jisai vaptina pats po to ateina ir išeina, na, 20. Fū! Va toks ir podcastas, karočią. Nieko. Bus dar tik podcastas. Ar klausysite mūsų podcastus, tato? Bazaras. Bazaras? Jo. Va taip ir noriu girdėt. O tai keltai jau. Tai keltis. Va taip va ir noriu girdėt. Labai Davai, noriu. atsiųsi tada. Tai po podcast'o. Atsiųsim po podcast'o. Su Gunner irgi laukia, bet tai čia jisai tinginys Dodo nedirba nieko. Iš principo sakė nedarys dabar. Juokėsi jisai, nesijuok, seniai. Gerai, tetos Stasės, turim maistą jūsų. Ragaujam. Kada įkelsit podcast'ą? Čia iš karvės. Dodo kempa. Įkelsim. Svarbu mums kokybė, ne kiekybė. Karmį iškepei? Karvytė.
Vau, kas čia per sofkė. Gerai, ragaujam tetos. Kodėl neįkėlėte podcast'o? Bus viskas įkelta, nesijaudinkit. Galite visiškai nesijaudinti. Jaunuolis, viskas aišku, publika. Galite nesijaudinti. Gerai. Nesvarbu. Val. Va, vėl koju. Aš sakiau, kad jis ištrynė serverį. Ir ištrynė. Reikia ištrinti Mano serverį. čia serveris, aš jam nedaviau nieko, žinau. Reikia ištrinti serverį. Tai ką, ragaujam? Aš vairuoju reikštinės sofos, bet nieko nežinau. Kas čia? Kas? Oi, gerai. Juokauju, publika moka. Ai, duksai, nu nejaukiai tu jūs. Karme. Dabar labai rimtas klausimas. Ne, requestas. Name 10 books. Išvardinkit 10 knygų. O, blemba. Palaukit, tuoj. Koks Ej. teta, negalima Google naudoti kitų. Negalima. Negalima išorinių programų naudoti. Spaudinėkit. Spaudin. Kiek yra Harry Potterio karočią dalių? 8. Bet žiūrėk, yra taisyklė. Negalima sakyti knygos, kuri yra ir filmas, nes čia nesąmonės, galima išvardinti milijonas. Lemba geras klausimas, tada. Tik klikinkit į orą. Galima, bet... Karočią, bet neturi būti sukurtas filmas pagal... Nu, ta Gerai. Arba filmas, bet tada pagal filmą knygą, tada galima. Kaip pavogti šunį? Gerai, vienas. Užsirašom ant stalo. Mažasis princas. Užsirašom. Tinka. Filmas. Sovietiniai tinka, nesvarbu. Kokie sovietiniai? Okay. O, pala turi idėją. Nevykėlio dienoraštis, dar kart nevykėlio Ne, dienoraštis. tai pavadinimą. Pilna, teta. Pilna. Tada... Tai tik 3 tada, nevykėlio. Nu, užkaitom vieną, bet ne daugiau. Ant atminties, teta. Aldučio, teta. Kas čia darom? Kas čia darom? Ble, aš neskaitau knygų, tai nežinau. O privalomų knygų, kur mokyklai reikia. Tuoj, palaukit, aš surasiu greitai. Iš kalboje reikia ieškoti. Jau pavalgėt, ponas. Nieko tokio, kaip sakome, jaunoji karta. Alio, geria. Būna viso pasitaiko kartais. Čia gira. Jeigu kitam podcast'e Gerai. kažkada busit, nepasakysiu. Tai aišku bus. Gerai. Oi, perskaitysiu knygą, bet 10 per šiandien perskaitysiu. Gerai. O. Mažinat publikai. Kokį? Gerai, mes gerai. Kitą Užsirašyk, pakviesti reikės po kažkiek dienų. Kad Tai real life jau tada bus. Važiai patikrins. Tai jau Kaune studija bus jau. Tada jau rimtai bus. Turi Saidas iš Vilniaus atvažiuoti traukiniu. Nu, Aidai, kokie klausimėlį? Nu ką, skambina advokatas, sako, reikia sėti jau biškį. Advokatas? Gerai. Nieko tokio, prašom mum elektrinių, kaip sakoma, kaip Vilniaus, kaip Audra Lietuvoje, nebuvo. Panašiai čia. Jo, o kaip jau... O Audra kažką nunešė jums? Nenunešė. Ne šiaip stipri buvo pakankamai. Šiaip nieko nenunešė, tik biškį garažą pradėjo ten vanduo bėgti iš lubų. O, tai biški kiauros lubos. Gadinus garažo vartus, bet nieko. O, tai svarbiausia. Būtų pinigų, kaip sakoma. Iš podcast'o, kaip sakome, žiūrovai doneitinkit, sufiksinsim duris. Žiūrovai, prašau, description'e PayPal'us perėskite. Maldauju, jūs, niekas jūsų nereikalauja
Niekas jūsų nereikalauja, jūs viską daro tik pats. Jūs viską daro tik pats. Nu ką, su šito maldom, manau, galima ir baigti šitą podcastą. Nu, palaukit, Ačiū, kad Karmen. žiūrėt. Jaunimas, kaip sakoma, subscribe, like, pascrollinkit toliau, čia tik trečias. Tikėkime, bus daugiau, tikrai bus daugiau, laukite. Tikrai bus daugiau. Scrollinkit toliau, prascrollinkit gyvenimą, prašau, ačiū. Atėjo aukštuomenė. Ką dar pridurti? Publikai kažką. Au. Taip Kažką sakyk. pasakykit publikai. Publikai. Jūsų dar siena laukia. Davai, Šaika. Neapsikraunam gyvenimą ir viso. O, šaunu. Viskas, O ir tam galim baigti. Su jumis buvo jūsų vedėjas Eiduksas ir mano pavaduotojas Daketa. Jis su jumis buvo vedėjas.